Ar mano ir tavo charakteris, gyvenimas, pasirinkimai gali atspindėti tavo ir mano mamos širdį? Mėly broliai ir seserys, Motinos dienos proga girdim, kaip Evangelija mums siūlo labai keistą pokalbį tarp Jėzaus ir mokinių. Štai mokiniai sako jam, tu kalbėjai apie tėvą, parodyk jį. Ir Jėzus tiesiog sumišę sako, bet kaip taip, juk matai mane, turi matyti ir tėvą. Ir galėtumėm papurtyti galvą, paklausti, pala, kaip taip? Sakykit, mėly broliai ir seserys, o jeigu sujungtumėm su savo gyvenimo patirtim, ar galima sakyti, kad jeigu kitas žmogus mato tave ir mane, mato mano ir tavo mamą? Ot ar tu ir aš esam mamos širdies atspindys? Ar mano ir tavo charakteris, gyvenimas, pasirinkimai gali atspindėti tavo ir mano mamos širdį? Ot jeigu aš ir tu šiandien esam kaprizingi, ne tik šiandien, nes juk viena diena tai nėra visas gyvenimas, bet tarkim, jeigu esu kaprizingas, nuolat murmantis ir visa kita, ar tokia mamos širdis buvo? Ar mamos patarimai pasėti mano ir tavo širdį davė naudą ar ne? Ar nuėjo, kaip sako, šuniui ant uodegos? Kaip ten iš tikrųjų yra? Štai Dievas, kai sukūrė žmogų, įkvėpė jam savo dvasios, parodė visą sukurtą pasaulį ir paklausė, ar norėtum, kad ką nors dar nulipdyčiau? Ir žmogus pagalvoja, sako, norėčiau, kad man nulipdytum mano laimę. Ir tas ir Dievas susimastė ir paėmęs molio gabalą, įdėjo žmogui į rankas ir sakė, tu turi galimybę nusilipdyti laimę tokią, kokią trokšti, tokios, kokios nori tavo širdis. Žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, kaip mamos širdis sukurta, labai keistai sukurta. Ir mamos širdies logika yra labai keista. Ar vaikas gali be mamos? Kuo vyresnis, tuo puikiausiai. Ar mama gali be vaiko? Mažo ar suaugusio? Ne, negali. Mamai visada rūpės, kur vaikas, kaip vaikas. O vaikas suaugęs, ypatingai sukūrė savo šeimą ar tiesiog suaugęs, jis gali dienų dienas neprisiminti savo mamos. Ir jam nieko. Kas norėtų turėti va tokią vienpusę širdį? Mamo širdį visada telpa vaikai, nė dienos be prisiminimo, pagalvojimo. Už tai vaikai gyvena savo gyvenimą ir kartais dienų dienas net mintim neprisimena. Kartą vienas pranašas garsiai paskelbė, kad tuoj turės dingt vanduo. Ir kvietė visus kuo daugiau pasirūpinti, kad turėtų susirinktų to vandens. Ir niekas neklausė, galvojo, kad kaip taip. Dešimtmečiais buvo kitaip, negi čia dabar kažkas turėtų nutikti. Ir iš kur tas žmogus, kuris tegul ir vadinamas pranašu, galėtų žinot. Bet vienas žmogus patikėjo ir prisirinko pakankamai daug to vandens. Ir visų nuostabai iš tikrųjų pranašas sakė, kai dings vanduo, labiausiai laimingi bus tie žmonės, kurie bus prisirinkę, nes po keliolikos dienų iš tikrųjų atsiras vėl vanduo, tačiau jis bus nuodingas. Ir kas išgers to vandens, tas išprotės, išeis iš proto tiesiog. Ir štai vienas žmogus paklausęs to patarimo susirenka pakankamai daug ir kai dingsta tas vanduo, jis iš tikrųjų naudoja ir džiaugiasi to pranašų perspėjimu. Galiausiai visi ištroškę mato, kad vėl prisipildo, bet jau kitas tas vanduo. Jo ragauja ir vėl nutinka, kaip pranašas sakė, jie išeina iš proto, išskyrus tą vieną žmogų.
Sakykit, mėly broliai ir seserys, ką bendro gali turėti šitas pavyzdys su mūsų motinos diena? Ar atmenam, kai vaikystėje ar jaunystėje mes gaudavom iš mamų patarimus ir kai mama sakydavo, nežiūrėk, kaip daro visi. Nežiūrėk, kaip daro visi. Jeigu visi šoks į vandenį ar pro langą, ar ir tu šoksi. Ir mes pasipiktinę sakydavom, ne, bet tu nesupranti. Vot norim būti kaip visi. O mamos širdis, kaip to žmogaus įsiklauso į pranašo balsą. Juk mamos širdis yra, drąsiai galėtume sakyti, gėrio kompasas. Juk mamos širdis trokšta ko? Kad vaikas užaugtų gerų žmogum ir kad jis iš tikrųjų būtų laimingas. Ir mamos širdis va šitaip yra nukreipta. Kai atrodytų visa aplinkas bruka savaime suprantamus dalykus, kai atrodytų visas pasaulis išeina iš proto, vaikydamiesi išorinių nesvarbių dalykų, mamos širdis žino, ko reikia vaikui. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, dabar, kai galbūt kai kurie dar turim gyvas mamas ir girdim, kaip jos vis dar nerimastingai kalba mums su savo perspėjimais, iš tikrųjų kartais šyptelėjus galim pasakyti, bet kad, miela mama, kad mes jau geriau toj tikroviai susigaudom. Bet mamos širdis va taip sukurta ir ji kitaip negali. Ji negali nesirūpinti. Ji negali iš tikrųjų pamiršti to, kas buvo kaip dovana duota po jos širdim. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kartais žiūrėdami į savo mamų širdies logiką turim turėti kantrybės ir turim matyti iš tikrųjų ne tik kartais tuos perspėjimus ar tokį švelnų erzeliojimą ir šiek tiek baimės, bet matytume tą rūpestį, kuris džiugintų mūsų širdį. Vienas turtingas žmogus turėjo vieną vienintelį sūnų. Kartu su sūnum jie labai mėgo meną ir kolekcionavo pačius gražiausius ir pačius prabangiausius paveikslus. Staiga užėjo karas ir tas sūnus buvo pakviestas į kariuomenę ir kartą vienam mūšį, gelbėdamas savo draugą, jis tiesiog žūva. Labai nusiminęs tas tėvas, žmona buvo mirusi, jis išgyvena. Ir labai nustemba, kai po keletos metų pasibeldžia į jo duris, atėjęs jaunuolis, ištiesia jam ranką, rankoje iš tikrųjų yra paveikslas ir sako, čia aš esu tas žmogus, dėl kurio žuvo tavo sūnus. Sako, aš nesu geras menininkas, tačiau aš nupiešiau tavo sūnaus paveikslą. Labai sujaudinta šitos dovanos, šitas pagyvenęs paveikslo kolekcionierius savo sūnaus paveikslą pakabina centriniai vietoj. Atėjus laikui parašo testamentą ir jam mirus testamente yra prašymas parduoti visą kolekciją aukcione. Tačiau yra vienintelė sąlyga, kad pirmiausia turi būti parduotas jo sūnaus portretas. Kadangi niekas nežino, kas yra autorius, autorius yra nežymus, tačiau sąlyga yra tokia, kad pirmiausia parduoti būtent šitą paveikslą, o po to visus kitus. Galiausiai klausia aukciono vadovas, kas norėtų pirkti. Kažkas iš gailesčio pasiūlo tik tai 10 mažiausių pinigėlių. Visi tik tai ragina, kad kuo greičiau parduotų, kad galėtų varžytis dėl tikrai atrodytų vertingų paveikslų. Ir staiga jų nuostabai, tas žmogus, kuris iš gailesčio nusiperka tą paveikslą, išgirsta kitą sąlygą, kad tas, kuris nusipirko jo sūnaus paveikslą, paveldi visus paveikslus kitus. Vėl galėtumėm sakyti, kas čia per logika? Juk būtų galėję parduoti už milijonus. Bet sakykit, mėly broliai ir seserys, ar ne taip veikia mamos širdis? Ar ne tokia mamos širdies logika, kad už savo vaiką gali atiduoti visą savo gyvenimą, visas galimybės, viską?
Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas ir klausė kiekvieno iš mūsų. Nesvarbu, ar mūsų mamos gyvos, ar iškeliavusios. Dievas mums prieš akis parodo jas ir klausia, kai žiūri savo mamą, jauti ką, prisimeni ką, kas vyksta tavo ir mano širdį, ar mano ir tavo širdį užplūsta dėkingumas. Nėra tokio vaiko, kuris užaugęs neturėtų už ką atleisti savo tėvams. Tiesiog nėra, negali vaikas užaugti taip. Juk vaikas, kuris turi ir auga, jis turi daug įvairiausių svajonių ir pretenzijų ir fantazijų, ko tik neturi. Ir jis norėtų, kad mama būtų ir tokia, ir anokia, ir dar kažkokia. Vaikas norėtų, kad kuo patogiau ir kuo paprasčiau, nelabai norėdamas išmokti gyvenimo išminties ir taip toliau. Visada atsiranda kažkokių įtampų, kažkokių nuoskaudų, kažkokių kibirkščių. Juk ne veltui, Tėve, mūsų maldoj mes ir sakom ir atleisk mums mūsų kaltes. Ir šiandien, kaip ir kiekvienais metais, Dievas vėl rodo mums mamas su klausimu. Ar tavo ir mano širdis metam praėjus darosi dėkingesnė? Ar žiūrėdami į tą paprastą mamos širdį, daromės iš tikrųjų dėkingesni žmonės ar ne? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien galėtumėm ir paklausti savęs. Kai žmonės, kurie mus pažįsta, ne tik išoriškai vardą ar pavardę, bet žino, kaip mes elgiamės, kai mums yra sunku, žino, kaip elgiamės, kai mes neturim kantrybės, žinom, kaip iš tikrųjų sugebam džiaugtis, liūdėti. Kai žmonės, kurie pažįsta, ar galėtumėm pasakyti, kad jie pažįsta ir mūsų mamų širdis? Kad tai, kas buvo geriausia jų širdise, mumise spindi. Štai kodėl šiandien klausydamiesi Evangelijos ir girdim paskutinius tuos žodžius Evangelijoje, kur Jėzus sako, o jūs darysi didesnių darbų, nes aš keliauju pas tėvą. Mamos atidavė savo širdį visiems mums, kad mums būtų nors truputį lengviau. Ir iš tikrųjų, tai jos padarė tam, kad mes galėtume padaryti šitą daugiau. Juk puikiai prisimenam, kad dalis iš tikrųjų dar vaikystėje turbūt matėm, kaip mamos skalbė savo rankomis drabužius, kaip iš tikrųjų kiek buvo daug fizinio darbo ir kitų dalykų, kas galbūt šiai dienai mūsų jau nebevardina. Ir matydami visus tuos dalykus, ar mes prisimenam tai su dėkingumu? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Dievo žodis yra susijęs su mūsų gyvenimu. Ir šiandien žiūrėdami į savo mamas, meldžiamės ir prašom, nu Dieve, duok mums dėkingą širdį. Ir jeigu kartais būtų likę kažkokių įtampų, žinom, kad maldoj turim du nepaprastai veiksmingus vaistus. Tai žodis atsiprašau, jeigu aš kažkokiu būdu esu nuskriaudęs mamą. Ir žodis atleidžiu, jeigu mano širdį būtų susiformavusi kažkokia nuoskauda, kuri trukdytų mano širdžiai prisiminti mamą su dėkingumu, gyvą ar jau iškeliavusią. Amen.